Ką daryti, kada užpuola labai stiprios emocijos ir labai daug įvairių minčių ir neišeina kažkaip tai sustabdyti arba iš to išeiti, iš tos būsenos. Yra vienas pratimas, kuris vadinasi 5, 4, 3, 2, 1. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes įtraukiam visus savo 5 pojūčius ir įsižeminam į čia ir dabar akimirką. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai rasti 5 dalykus aplinkui save, kuriuos galime pamatyti. Įtraukiam regą. Ką aš rekomenduoju, pamačius dalyką, jį savo apibūdinti. Ką aš matau? Pavyzdžiui, matau lempą. Lempa labai ryškiai šviečia. Arba matau pelytę. Pelytė yra kažkokia juoda, ten su raudona, ne šita. Tai mes dar apibūdinkim, įtraukim, priverskim dirbti priekinę frontalinę mūsų dalį labiau. Taigi, 5 dalykai, kuriuos matom. Paskui 4 dalykai, kuriuos mes galim pajausti. Tai yra paliesti. Įtraukiam pojūčius. Ir paliečiam savo odą, paliečiam kompiuterį, paliečiam drabužį, paliečiam plaukus. Ir su kiekvienu palietimu 4 kartus mes paanalizuojam, ką mes čia jaučiam, čia švilnu, šiurkštu, koks čia tas paviršius, mums malonu, nemalonu. Ar ne? Trečias dalykas, ką galim padaryti, tai negalimo pratimas reikalauja daryti, įtraukti mūsų klausą kaip pojūtį ir išgirsti 3 dalykus, kuriuos girdim aplinkui. Ir tai gali būti ganėtinai sudėtinga, ypač jeigu yra tylu aplinkui, bet pabandom išgirsti. Aš girdžiu dirbantį, veikiantį, man atrodo, šaldytuvą, jisai zyzia. Kaimynai laukia kalba, ar ne? Ir panašiai. Išgirskit ir pabandykit apibūdinti, kas tai per garsas. Kas kalba, kas girdisi. Teisingai, 2 dalykai, kuriuos mes galim užuosti. Įtraukiam kvapą. Jeigu aplinkui čia nieko neužuodžiam, pauostam save. Kažkoks gal kremas, gal kvepalai, malonu, nemalonu, kas čia? Gal jeigu esam kažkur gamtoje ir darbe, vėlgi įtraukiam savo uoslę. Ir 5, paskutinis pojūtis yra koks? Tikriausiai atspėjot, mūsų skonis. Mes paragaujam kažko tai, ne? Pavyzdžiui, vandens. Koks čia yra man skonis? Jeigu aš neturiu nieko iš maisto valgomo aplink, ar vandens, ar arbatos, ar kavos, ar dar, įsitikinkit, kad rankos švarios, bet galit lyžtelti savo dalį ir pabandyti suprasti, kas čia yra per skonis. Tai toks yra 5, 4, 3, 2, 1 pratimas, kuris įžemina į čia ir dabar akimirką